Šiandien matysite. Šlovės ir turtų rezidencijoje įžymybių antplūdis. Nerijaus benefisas Merūnui pasirodo per stiprus. Operos solistas lieka šokiruotas. Jau netrukus vienam dalyviui vartai į šlovę užsivers amžiams. O Rositos Čivilytės verdiktas Nijolę supykdys iki raudonumo. Siūlyčiau jai nedainuoti. Niekada. Aš noriu išviešėti. Kiekvieną pirmadienį, antradienį, trečiadienį LNK eteryje ašaros, žiaurios rietenos, netgi nuogybės, vulgarybės ir sveiko proto praradimas. Tai, ką iš tikrųjų išgyvena žmogus, dėl pripažinimo pasiryžęs viskam. Mes norim šlovės ir turtų! Šlovė ir turtai. 9 dalyviai prabangioje rezidencijoje kovoja dėl pagrindinio prizo – 50 000 litų. Ir to, ko neįmanomai kainuoti – šlovės. Ankstesnėse laidose matėte, kokį benefisą per atidarymo vakarą iššovė Nerijus. Aš merga taip nesugebu. Pasirodymas baigėsi ovacijomis ir isterijomis. Žvaigždžių kalvėje pagaliau apsilankė tikro žvaigždės. O dalyviai ėmė vaikščioti pas scenos įžymybės ruošiančius mokytojus. Oho, koks esi balsas. Marina Bui. Niekas net negalėjo pagalvoti, kad ji dainuoja ne tik kūno linijomis, bet ir balso stygomis. Ilgas kelias tarp trumpų naktų. Aš nelabai supratau, ką jinai iki šiol daro ekrane. Kodėl jinai nedainuoja? Ta pati vakarą su konkurentais mergina šventė gimtadienį. Ir gintarė jai perdavė itin malonius Rositos Čivilytės žodžius. Marina turės galimybę pasirodyti žvaigždžių duetuose. Tačiau dar niekada taip nebuvo, kad visi iki vieno jaustųsi laimingi. Gintarė nudžiugino Mariną, tačiau kažką teks ir nuliūdinti. Nu ir ką, Nijolė liko, ar ne? Aš žinau, ką pasakysiu, dėl mano balso užkimusio, suvarės. O tu manai, kad dėl visko kaltas yra tavo užkimas balsas? Tai aišku, nu kažkiek tai tikrai yra. O gal talento trūkumas, nemanai? To talento tu vis tik neturi. Ir jeigu tu gali nedainuoti, tai tu geriau jau ir nedainuok. Berodydama savo sugebėjimus Rositai Čivilytei, Nijolė buvo tikra. Ji gali dainuoti. Gintarės perduota kritika merginai nepakeliama. Kodėl man Zvonkus sako vieną, jūs dabar sakot visiškai ką kitą? Aš nesuprantu tada. Kas čia iš jūsų meluoja? Rimtai, pranašta, mano Zvonkus Brangioji, klausyk manęs. Tu rodi savo galimybės vokalinės ir labai tikiuosi, kad per sekančias užduotis būk gera, paklausyk manęs, nes būk savo vietoje, gerai? Aš savo vietoje. Ateinančiose užduotyse bus tikrai galimybė pasireikšti ir šokių srityje. Labai tikiuosi, kad tau pavyks puikiai ir pademonstruosi, kad tu talentų turi gausybę. Gerai, tai ačiū jums šį vakarą ir praleiskite jį nuostabiai. Vis tik gimtadienis Marinos. Yra ką švęst. Kai atėjo vedėja mūsų ir kai man pasakė, kad aš netinku dainuoti iš tikrųjų. To talento tu vis tik neturi. Ir jeigu tu gali nedainuoti, tai tu geriau jau ir nedainuok. Įsižeidžiu dėl tokio, kaip ir pasakymo, kad negaliu dainuoti, nes, ką žinau, klausą turiu, bet tai... Man nėra taisyklių, viskas. Žmogui yra taisyklių, tu vėl skirtinė. Nes man nėra taisyklių, todėl... Ko tu skirtinė, kad tau nėra taisyklių? Nu, pasakyja, visų gal. Nu, tai davai ir treja atgal gal. Galiu pasakyti, kad Nijolė niekada nepriima kritikos, dėl to jinai pyksta. Reikia visą laiką priimti. Kai priimi, tai dar labiau varo, žinokit. Ir čia ne pirmas kartas. Žiūrėk, aš pradedas tu. Aš viliuoti nesušok ir man niekas kažkodėl nepergyvens. Džiaugis gyvenimu. Šlovės ir turtų rezidencijoje naujas ažiotažas. Tu išprovokuoji Gintarės to pasakymą, nes tu labai apžarėjai.
aš nepuoliu, aš pasakiau, kad galvoju. Bet pas jūs tas įvyko kivis. Supranti, tu manęs nepažįsti, jinai gali pasakyti, aš kitam projektui, tu žinai, aš reikėjau, ką norėjau. Ir man čia, žinai, neaiškiai. Nijolė, gerai sėdėt, Nijolė. Ir vėl tu pradedi. Taip, Nijolė, aš iš geros valios tau noriu taip pasakyti, tu man šaukai, ne aš dabar tai. Tu patylė bent kartą, kada nors. Tai išklausyt bent kada nors gali. Nes jeigu tu neprimsi kritikos, tu net netobulėsi, supranti tokį dalyką. Reikia visuomet žmogų mokėti ir išklausyti, ne tik, kad tu moki pasirodyti ir panašiai, bet jeigu, nežinau, jeigu aš pradedu kažką kalbėti, aš niekad nereikiu per kažką per kitą. Nijolės keliamos bangos Vilmai nemotais. Po dienos vargų panelės saldžiai užmigo ir rėkokite jūs, ką tik norit. Realybės šou šlovė ir turtai dalyviai gulasi miegoti. Tačiau kai kam užmiega svarbesnė meilė. Nijolė jau kurį laiką įsižiūrėjusi į Radžį itin panašų nekilnojimo turto brokerį Edgarą. Taip, patinka man Edgaras ir tikrai. Aš matau, kad yra kažkokia simpatija tarp mūsų. Tikrai yra, net nesakau, kad ten didžiulė tokia, kad ką tu jau čia vos nemelė, bet kažkokia simpatija vis tiek yra. Tačiau ateina rytas ir šiek tiek apsilamdę dalyviai jau turi keltis. Išėjau iš karto, po to pamatęs, nenorėjau netgi šalia gulėti, nes mačiau, kad bus bergždžias reikalas juos įkalbinėti, kad eikit lauk ar kažką. Palikau juos, pasiėmiau lovą, išėjau į koridorių ir atsiskyriau nuo jų. Būdamas koridoriui, man visiškai nusispjaut, kur miegoti. Taigi nuo pirmųjų dienų šlovės ir turtų rezidencijoje braižomi meilės trikampiai. Jinai nelesbieti, kam jai prie mane šalia miegoti. Jeigu jį gali prie Edgarą nueiti ir jį tikrai nuėjo ir čia yra natūralu. Bet ar bus para, aš labai abejoju, nes man irgi Edgaras patinka. Rytą nerūpestingai leidžia šlovingasis devintukas. Kam šlovė, o kam ir nelabai. Juk Daiva entuziastingai užima 6 pareigą. 6 titulą Daiva gavo už melavimą. Vakar matėte. Matyti aplinka? Ne. Panaši mane mergina striptizą šoka. Panaši, sakai? O ten tikrai buvo Daiva. Jau kurį laiką televizijoje šmėžavusi mergina bandė nuslėpti savo amatą – erotinius šokius. Blogiausia yra ne tai, kad tu šoki striptizą, o tai, kad esi melagė. Jeigu nusikaltau ir aš turiu atlikti darbą, jeigu netliksi, tai maža ką išmesti į šitą šou, tai irgi negalima juokauti. Bet man iš tikrųjų patinka būti 6, nes aš pripratau, matau, kad 6 yra neblogai būti. Štai Gintarė ir Tadas jau ateina į rytinį susirinkimą. Labas rytas, dalyviai. Labas rytas. Nijolė nieko nenori man pasakyti? O jūs man nieko nenorit pasakyti? Deja, tokiu atveju aš neturiu to, ką pasakyti, paprasčiausiai. Nijolė ir visi kiti dalyviai, jeigu kompetitingas žmogus pasakė, kad jūs turite talentą, vadinasi, jūs turite jį. Jeigu pasakė, kad neturit, reiškia, kad neturit. Ir tuo kalba yra baigta. O čia jau laikas parodys, ar kada nors galėsiu dainuoti, ar negalėsiu. Namuose padainuosiu. Į dušą nueisiu, padainuosiu. Šiandien turiu jums 2 naujienas. Viena yra gera, kita bloga. Geroji naujiena yra tai, kad šiandien čia vyks žvaigždžių vakarėlis. Smagu, smagu. Blogoji naujiena yra tai, kad tą vakarėlį suorganizuoti turėsite patys. Šiek tiek iš tikrųjų pirmas įspūdis buvo toks, kad gal išgąstino, todėl kad vis dėlto tai atvažiuoja ne kiemo draugai, ne kaimynai ir ne tavo ten giminaičiai, o atvažiuoja žinomi žmonės, kurie tų vakarėlių tiek turėjo visur ir visokioje aplinkoje ir jie tikrai žino, ką tai reiškia, kokie tai būna vakarėliai ir taip toliau. Čia yra sąrašas žvaigždžių su telefono numeriais. Jūs jiems skambinsit ir juos kviesite ir savo vakarėlį. Aš irgi labai buvo faina. Aš jums sąrašą iš karto duodu. Nesudraskykit.
Pasitrauk. Ir kai davė sąrašą, ką reikia pakviesti, kad mums reikia viską organizuoti ir kviesti. Ir aš pamačiau, kad ten gali būti Radži. Taip, Radžinskas man patinka. Tai kaip čia dabar bus? Edgaras ir Radži. Jie būtų panašus. Žvaigždžių vakarėliai. Apie juos rašo, juos filmuoja, juos kritikuoja. Ir sunku rasti žmogų, kuris nenorėtų atsidurti švenčiančių išrinktųjų vietoje. Realybės šou Šlovė ir turtai dalyviai šį kartą atsidurs kitoje pusėje. Pusėje tų, kurie daro viską, kad žvaigždės jaustųsi patenkintos. Bet neužsisvajokime. Tadas turi dar vieną blogą naujieną. Taigi, gerbimieji, jūs turėsite dirbti komandomis. Tai yra 2 komandos po 4 žmonės. Komandose jūs turite pagalvoti, kurio žmogaus nenorit matyti, kurio neturi ten būti. O tam turite 15 minučių. Tai yra 15 minučių tam, kad išsirinktumėt vieną žmogų, kuris nepriklausys nei vienai komandai. Nevykėlis, atstumtasis, tas, kurio nereikia niekam. Dalyviai tuo jį išrinks. Tai gerai, darom 2 komandas. Mano vieną komandą, Marinos kitą komandą. Iniciatyvos labiausiai imasi Monika. Ji ir Marina jau komandų kapitonės. Tai patinka ne visiems. Gerai, tada mes su Marina, ne? Dima. Opa. Padarysim viską. Nerijų. Vilma. Alma. Gerai, aš pasilieku. Bet tai nereiškia, kad Nijolė tavęs kažkas nenori. Nijolė. Jai pirmosios dienos Šlovės ir turtų rezidencijoje tarsi užkeiktos. Iš pradžių Rosita Čivilytė joje nerado talento, o dabar Marina Bui merginą paliko, liaudiškai tariant, ant ledo. Viena mintis, man atrodo, arba galiu von iš čia, arba duos kažkokią užduotį, arba neduos nieko. Ir nieko neveiksiu, visi ten turės su komanda kažką tai veiktų, aš tai blūdysiu po namą viena. Man taip atrodo. Kas tai? Marinos strategija? O gal tiesiog neapdairumas? Blemba. Tikrai nesu toks žmogus, kuris, tarkim, norėtų... Tiesiog taip išėjo, jog mano pasirinkimas buvo paskutinis. Nežinau, tu matai, net aš taip, kažkaip... Edgaras, aš kažkaip pasimečiau, nežinau. Nevark šitie atrodai. Įsimet. O gal tau kaip tik pasisekė? O gal jos laukia spacija antras koks nors masažiukai, jūs sakė. Nijolė, keičiamės. Jūs žiūrite nuo pat pirmųjų akimirkų skandalingą realybės šou Šlovė ir turtai. Čia dėl pripažinimo netenkama proto. Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais 9 vakare rodomas realybės šou serialas Tikro gyvenimo veidrodis. Jame matysite ir įžymybių spindesį, ir suskilusią geltą. Nijolė neramios dienos. Kas jos laukia, praneš vedėjai. Žiūrėk, neveltui. Sveiki, brangieji. Taigi, ar pavyko nuspręsti, kuris dalyvis yra mažiausiai naudingas ir reikalingas bet kuriai komandai? Taip, tai yra. Pavyko, ar ne? Nijolė, naujas 6. Būsi naujas 6. Tikrai? Daiva, tavo kančios baigėsi. Per iškilmingą ceremoniją pabaigiama Daivos 6 karjera. Varguolio regalijas perima Nijolė. Tikrai Nijolė kaip padrūškė net nepadėjo man tvarkyti su 6, aš einu, dirbu, nepadėjo. Bet kai Nijolė gavo maikoną su 6, man pažiūrėjau, jinai tokia kaip vargšė, tokia, bet kaip man patiko, aš žiauriai džiaugiausi, nes lazda turi 2 galus. Ir Nijolė gavo 6 ir tegul dabar dirba, dirba ir dirba. Dirba, 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 dirba. Labai gerai, Nijolė, kad žinai, kur reikia sėst.
Taigi tai yra tavo naujoji vieta iki kitos dienos vidurnakčio. Ir šį vakarą tau tes atlikti visus juodžiausius darbus. O tai yra ten peleninės valyti, visas taurės plauti, lėkštės. Jeigu kažkas pridirbs ant grindų, reikės irgi valyti. Maža to, tu negalėsi bendrauti su šio vakaro svečiais. Šiandien veikiausia blogųjų naujienų diena. Iš vedėjų lūpų tuoj nuskambės dar viena bloga žinia. Kiekviena komanda turės išrinkti po vieną dalyvį, kuris šiam vakarui privalės paruošti po pasirodymą. Ir jūs busit vertinami. Ir tas žmogus, kurio pasirodymas bus prasčiausias, dėja, mūsų šlovė ir turtai šou paliks. Ir tai dar ne viskas. Šį vakarą bus ir daugiau pasirodymų. Edgarai, girdėjau, kad tu taip pat turi ką pasakyti. Dabar tam puikiai proga. Taip, turiu pasakyti, kad mes su Nijole nesame pora. Kaip žmogus, man jinai fainas, mielas žmogus, bet kaip merginai manęs jinai netraukia. Todėl aš neįsivaizduoju mūsų kaip poros. Aš miegu savo lovai, realiai. Aš niekur neėjau, nei aš kažkur kažko ieškojau, aš miegu visą laiką savo lovoje. O jį atėjo ir kartu atsigulė. Aš čia pradėjau muistytis ir žiūrėti, kas čia vyksta. Tai jinai tada suprato, kad man tai nepatinka, tada atsigulė normaliai. Bet, ta prasme, man išgąsdino, kad kas čia mane vos neapsikabinęs gulė. Teisinga, gražu. Bet šį vakarą jūs vis tiek turėsite paruošti bendrą šokį. Tai be abejo, šokį tai patys nuspręsit. Tiesiog tai yra gražus šokis bus. Manau, pasistengsim, kad tai būtų. Ir bandysim sukurti tą vaizdą poros šokį. Gerai, pažiūrėsim vakare. Ačiū savo, Edgarai. Taip kaip parodė Edgaras, jam buvo neįdomu, kad šalia jo šiandien atsibūdo Nijolė. Aš to netoleruočiau. Šalia manęs atsibūstų jinai paprasčiausiai miegotų balkone. Mano kaltė, kad aš gal griežtai nepasakiau, kad klausyk Nijolė, čia yra ribos, okei, tu pagulėjai čia ir eini pas save miegoti. Kad čia nebūtų kažkokių muilo burbulų meilės. Realybės šou šlovė ir turtai dalyviams atėjo laikas suprasti, bet kas ir bet kada gali palikti išsvajotąją žvaigždžių kalvę. Komanda tarėsi. Jie privalo išrinkti žmogų, kuris atstovaus visiems. 50% tikimybės, kad jų deleguotas pasirodymas įžymybėms neįtiks. Ir kažkieno šlovės valanda baigsis vos prasidėjusi. Aš galvoju, kad jie galvoja, reikia kozerį mesti, ne? Kozeris turi būti iš karto bomba. Bomba pas juos nėra, ne? Pas mus irgi kažkaip taip. Tu humoro jausmą turi, reikia kažkaip tai pateikti, tai humoro prasme. Jis gal iš tikrųjų, jis pakankamai rimtai, tai, žinai, žiūri, ten viską, nėra jokių šypsenų, viskas rimtai ir iš tikrųjų. O jeigu čia su šypsena ir pateikti kitų kampų... Vyras moteris ir moteris vyras. Taip. Tavęs 100% neišmes. Tu tokį šou padarysi, kad jie visi va tokie bus. Jie tokio šou gyvenime nematė. Galbūt netgi tai mūsų pirmas kartas, kai pamatys. Ir aš manau, kad 100% tu padarysi geriausiai. Šiuo metu jau aš pagal viską galėčiau vertinti, toks stiprus yra labai Nerijus su savo šou pasirodymus. Tai aišku, kas be ko aš jį rinkausi, nes 100% kažkaip net, nežinau, buvau įsitikinus, kad jis laimės ir nebejojau to. Kodėl tu verki? Žinai kodėl? Labai gražu, kad vyras. Todėl, kad tu, žinok, tau nėra čia lygių. Aš tau galiu pasakyti atvirai. Tikrai. Tai manau, mesime monetą ir norėčiau jūsų paprašyti, pasakyti man, jūs norite... Skaičius. Ar skaičius, ar jau matau, kad skaičius, ar ne? Tavo bus herbas. Tai ką, važiuojam, ar ne, mergaitės? Pasiruošęs visos? Opa. Skaičius. Aš? Ačiū už 2 metus. Aš esu geresnė ir vertesnė nei Nerijus. Varom ruoštis. Varom. Alma ir Nerijus. 2 dalyviai šį vakarą rengs pasirodymus.
Vienas iš jų atsisveikins su žvaigždžių kalve ir praras galimybę tapti šlovingas bei turtingas. Repetuoja ir vakaro bonus artistai Nijolė ir Edgaras. Nors ant Nijolės nugaros numeris 6, užpakaliukų jų braižo itin aptakius 8. Opa. Nu, palaukit. Jo. Žiūrėk, ką. Tuo tarpu Marinos padedamas Nerijus savo kambaryje ruošė antrąją savo bombą. Jis tikras pasirodymas bus daug stipresnis nei ankstesnis. Dabar ranka, o va čia va. Čia? Nesu ten kažkoks profesionalus mokytis ir panašiai, bet Nijolė visiškai su šoku nesusijusi. Tai tiesiog susipažinom, kad toks yra judesys, o jau po to, kaip eisim šoks, tada žiūrėsim, kokį kada darysim ir kaip mes jį prijungsim. Nijolė turi suspėti ir šluoti, ir repetuoti. Tačiau tai, ką Nijolė dirba dabar, su vakaro dilgėlėmis yra tik švelnutėlės ramunėlės. Aš noriu išreišti. Bet vis tiek ne, aš ir suvalgysiu. Skanu. Ar tegul palaukia. Aš viena. A jų daug. Jei jau prakalbame apie svečius, jie veikiausiai pagrindinis vakarėlio atributas. Iš ryto Gintarė ir Tadas dalyviams įteikė segtuvą su įžymybių telefono numeriais. Kol Alma ir Nerijus ruošiasi pasirodymams, kiti komandų dalyviai užsiema svečių kvietimu. Ei, gerbėmieji, kur jūsų sveikas protas? Juk vakarėlis jau netrukus, o svečiai net nepradėti kviesti. Labas, Mija. Skambina tau Dima iš Šlovės ir turtai. Labas, Radži. Labas. Čia Marina skambina. Klaus. Nu, kaip tu gyveni? Gerai gyvenu. Nelabai galiu patikėti šito pasiūlymą, po to šitą nesąmonę kaip kviesti vakar žmonės dabar. Koks man atrodo, koks. Jūs net man koncertą šiandien žiūriu. Labai gaila, bet mes tavęs labai lauksim, ne? Ir Daiva bus labai maloni. Aš būčiau labai laiminga, kad tu atvyktum, nes... Puošiamės, ruošiamės, blizginame taures ir laukiame. Ką padarysiu už tave. Jau tuoj pasigirs pirmasis skambutis į duris ir žvaigždžių kalvėje užvirs tikrą peklą. Oi, ei! Dalyviai, dabar yra be 15:07. Jau visai netrukus pradės rinktis vakaro svečiai. Jūs privalot pasirūpinti, kad jiems nieko netrūktų ir jaustųsi gerai. Ir iš tikrųjų, jūs kiekvienas turite pareigas ir Monika, tu būsi atsakinga už vakaro programą. Dima, tu, žinoma, už gėrimus, o visi likusieji jūs turite pasirūpinti, kad mūsų svečiam netrūktų nieko. Nepamirškit, kad esat stebimi. Šiaip jaudinuos dėl to, kad mes kaip po padidinimo stiklu. Jei mūsų žiūrės į viską turbūt, į kiekvieną detalę, turbūt net ir į stilių gali netgi maždaug, ar tai leidžia, kad ir pagal etiketą taip ateiti, nu tarkim. Aš galvoju, kad viską žiūrės. Padarysim taip, kad jam nieko netrūktų. Bet tik prašau, nevaryk negu. O, Nijolė, čia trūksta. Tada aš manau, kad jie liks patenkinti. Ir jau bėgiosim, lakstysim, o ką daryti? Per galvus. Per galvus. Čia. Jūs žiūrite realybę šou Šlovė ir turtai. Nuo pirmadienio iki trečiadienio 9 vakare jums atsiveria skandalingos žvaigždžių kalvės duris, už kurių nesuvaidintas realybės serialas su N14 ženklu. Ir štai pasigirsta durų skambutis. Į šou dalyvių suorganizuotą vakarėlį renkasi pirmosios žvaigždės. Puikiai, kaip jūs? Gerai. Kur jūs senai? Užeik, prašom. Nu gerai, bandom, žiūrim. Labą vakarą. Žmonės. Kažkas matytas, kažkas nelabai. Jėzus, mane visi pažįstami. Vakaras, jau vakaras, tai diena. Nu ką, visi pažįstami. Butkus. Konkurentas. Mano konkurentas šokyje. Apie aš daug ir negaliu pasakyti, tiesiog norėčiau su juo susirungti dėl šokime. Ar jam pavyktų mane nugalėti ar ne. Jauskas kaip namuose. Čia neprašau kaip iš dvarą. Taip.
Atėjo Radžis, va, nieko daugiau nereikia. Šlovingojo devintuko užduotis – tai pasistengti, kad žvaigždės liktų patenkintos. Bus karšta. Arba tu labai gerai pasirodysi, arba tai bus tavo, mano, aš, savo tokį kaip ir tikslų nusistačiau, kad arba bus gerai, arba bus labai blogai. Ta prasme, aš čia daugiau nebeturėsiu, ką aš čia parodyti. Vakarėlėje linksminasi ir Donalda Meiželytė, ir Mija, operos žvaigždė Merūnas Vitulskis. Realybės šou Šlovė ir turtai dalyviai susirinko neprastą kompaniją. Tačiau prisidarys jie tiek gėdos, kad vargu bau išneš sveiką kailį. Šį vakarą jums turime netgi 2 pasirodymus, kurie yra iš tikrųjų verti dėmesio. Tad paprašyčiau jūsų didelių ovacijų ir pasitikite Almą! Let's go! Tokas. Ne veltui įvilkė maikutę su 6 numeriu. Ji negali bendrauti su žvaigždėmis, tačiau užčiaupti nasrų niekaip neišeina. Turiu patarnaut kaip dukra. Kelias nusipliauma, aš nerau. Darysiu tu tą pačią dešrą. Aš tikrai, aš nenusileisiu ir nedarysiu. Galite išmest mane nors dabar, bet aš nenusileisiu. Mano yra principai mano. Nedarysiu aš to. Man čia yra žemiškai pažeminimas prieš visą Lietuvą. Ne! Klausyk. Nijolė, tu tokius sumuštinis. Pas mane žvengiu. Aš gerbės, bet žiūrėk. Taip, įsivaizduok, gerai. Nijolė. Čia žvaigždės, elitinis vakarėlis. Žvaigždžių akivaizdoje įžeista 6 praranda savitvardą. Nijolė prisipažįsta, tokio pažeminimo ji dar nėra patyrusi. Koks skirtumas iš šeimų nėra ar yra? Aš noriu išviešėti. Va dabar, tu negalima. Sužvėjai. Eisiu, nedarysiu, ne. 20 žmonių kažką aptarnaut, nespėjau viena. Neatėjau dar išpizdavoju, tu paimk tavo lėkštą per galvą, va taip va duok. Ne, aš noriu išeiti. Tenai turnyras čia. Monika, ar tu supranti, ką tu šneki? Ne. Išgerk dar labiau, suprasi. Klausyk, žiūrėk, ko tu čia įsireaguoji, kiekvieną turėsim tą, lygiai taip pat kaip ir vakar. Nenusilauk. Taigi čia vaira, kas tu yra? Gal Monika pasielgė neapgalvotai, o gal tik šiojo kelio Nijolei pritrūko iki sveiko proto praradimo. Kas yra gerai? Taigi tu žinai... Aš nesupratu to, ir taip šnekėt negaliu. Mažutė, bet tai tu su tom pareigos ir kaip puikiai. Aš nieko nedarysiu čia, viskas išėjau, noriu išėjau. Taigi čia kiekvienam dar reikia. Tenais išėjau ir čia išėjau. Nu žiūrėk, nusiramyk, taigi tu žinai, kad aš... Žvaigždžių vakarėlis virto nepakeliamų balaganų. Nėrius ir Alma jaudinasi, juk kažkuris iš jų šį vakarą turi iškristi. Žvaigždės pasipiktinusios. Kas toliau? Žvaigždžių kalvėje absoliuti destrukcija. Jos atomazga jau kitoje laidoje. Apsiverk. Žinok, reikia susikaupti. Pirmadienį realybės šou Šlovė ir turtai matysite. Nijolė visiškai palūžo. Tu gali, kaip, susimti ir padaryti vakarą iki galo. Aš negaliu. Palūžo ir Alma. Tu turi vis tiek dalyvauti toliau šiame šou, bet aš neturiu matyti. Nėrius pasirodė moteriškais drabužiais. Bet mes biškai gal ne tavo vaga važiuoja. Šventė audringa, o jos pabaiga gėdinga. Tu parodai aukščiausio lygio nepagarbą mūsų svečiams. Paaiškėjo, kas pirmasis palieka žvaigždžių kalvę. Einam, štai palydėsiu. Skandalingas ir karščiausių emocijų kupinas realybės šou Šlovė ir turtai tęsinys jau ateinantį pirmadienį, 21 val. per LNK.